Labas vakaras, gerbiami ERA studijos žiūrovai, su jumis laida Istorija. Aš Arvydas Kšanavičius, o šio vakaro svečias Kauno miesto savivaldybės civilinės metrikacijos biuro vedėjas, Kauno ceremonmeisteris, ponas Kęstutis Ignatavičius. Liepos 28 sukako 460 metų mūsų Kauno miesto rotušei. Kaip žinia, be rotušės turbūt sunkiai yra įsivaizduojamas Kauno įvaizdis, jo architektūriniai ypatumai, bet tik tai nedaugelis šiaip žmonių susimasto, pagalvoja, kokia turininga yra šio pastato architektūrinio šedevro istorija. Apie tai mes ir kalbėsime šį vakarą. Tai visgi kas įvyko tais 1542 metais? Galime džiaugtis, kad miestas išsaugojo dokumentą, kuriame parašyta tiksli rotušės įkūrimo data, diena ir net valanda. Net valanda? Retai, kur yra miesto rotušės, turėtų tokį dokumentą. Taigi parašyta, kad 1542 viešpaties metais, Švento Panteleono dieną, Liepos 28, tarp 10 ir 11 valandos, pagal vidutinį laikrodį, parašyta būtent garbingi ponai išvardinti miesto tuometiniai vadovai, burbistrai, raštininkai atėjo apžiūrėti mūrinės rotušės pamatų, kurios jau pradėjo kloti. Ir ten labai gražiai tam dokumente paminėta, kad būtent pirmąjį pamatinį akmenį padėjo ir pagal seną tradiciją, jau tais laikais pagal seną tradiciją, nuo savo šeimų padėjo vieną statinaitę medaus po to akmeniu ir vieną pinigėlį, vieną floriną tuometinį pinigėlį, kad rotušė ilgai stovėtų. Kaip matom, šitas jų palinkėjimas pildosi. Rotušės stovi 460 metų. Tai vat šį sekmadienį mes kaip tik tai ir praėjusį sekmadienį šventėm tą jubiliejų. Visgi dabar pažvelgus į istoriją, kokie įsikristalizuoja išvada, ta prasme, kokią reikšmę turėjo, kokį vaidmenį atliko rotušė tuometiniai Kaune apskritai kaip miesto istorijoje. Na, rotušė kaip miesto centrinės būstinės funkcijas, reiškia tas administracinės funkcijas, vykdanti reiškia ir pastatas, jisai byloja apie miesto turtingumą, apie miesto prekybos lygį. Na ir kadangi šita rotušė pastatyta, būtent iš karto buvo mūrinė, tokia gotikinė, dar plytų netinkuota, vieno aukšto. Na ir rodė, kad jau miestas kažkiek praturtėjo, kad sugebėjo pasistatyti jau mūrinę rotušę. Prieš tai buvo medinės rotušės, dvi rotušės manoma, kad buvo, kurios sudegė, sunyko. Ta prasme, iki 1542 metų. Taip. Dar būtų dviejų rotušių, kurios viena buvo Pilies rajone, pirmoji, kadangi ten sukosi apie pilį gyvenimas, o kiek vėliau jau persikėlė į šią aikštę ir čia kažkur katedros dabartiniai vietoj buvo antroji rotušė. Ir jau parašyta dokumentuose miesto, kad praėjus maždaug 20 metų nuo statybos pradžios, pirmasis posėdis vyko jau naujoje mūrinėje rotušėje. Gegužės 13 1956 metais. Tai galima pasakyti, kad rotušė tuo metu atliko ir administracinę funkciją, ir būtent prekybinę, nes kai viduramžių mieste Turgaus aikštė pagrindinis centras, taip sakant, epicentras ar ne viso veiksmo miestiečių gyvenimo. Taip. Na, žinai, pradžioje galbūt ne visai taip, pradžioje buvo vieno aukšto ir tik tai buvo administracinės funkcijos, tai buvo magistratas miesto. Kiek vėliau jau statybos pabaigoje sugalvojo, kad reikia ir bokštą pastatyti, ir praėjus kažkur apie 340 metų pastatė antrą aukštą. Persikėlė tą administraciją antrą aukštą ir pirmam aukšte padarė tas patalpas specialiai skirtas prekybai. Minima, kad jau buvo dvi mėsinės parduotuvės tokios, aiškiai, dvi mėsinės parduotuvės, taip yra dokumentuose parašyta, veikia pirmam aukšte. Tai reiškia ir valdžia, taip sakant, tarsi savivaldybė ir mėsinė. Ir prekyba buvo. Na ir kiek vėliau atsirado net ir kalėjimas. Tai, žodžiu, viskas suplakta į vieną pastatą. Taip, labai įdomu, kad buvo skirta vietos teismui. Teismo salė buvo, vaito kambarys. Vaitas tai kaip dabar gubernatorius buvo, kaip dabar yra apskrities viršininkas. Tokios pareigos prižiūrėti. Ir reiškia,
sodininkų teismas, na ir žinoma miesto burmistras. Tai tokias funkcijas iš karto Rotušė vykdė ir miestas matyt buvo gerokai praturtėjęs, kad leido savo pasistatyti tokius rūmus. Na, spėjame, kad tai pajamos buvo iš prekybos tuometinės, ypač vokiečių pirkliai čia prekiavo su Lietuva. Ir, kaip žinia, kad vaško prekyba vertėsi miestas, tai iš to buvo didžiausia dalis pajamų. Ir ten berods Kaunas minimas tarp 10 Europos miestų, kurie... Taip, tarp 10 eksportuotojų didžiausių. Na, žinoma, tuo metu tas vaškas buvo Lietuvos auksas, nes medum prekiavo ypatingai viduramžiais, buvo didelis reikalavimas vaško žvakėm įvairiausiam kitiem rinkmenim. Taigi, čia matyt, Lietuvoje buvo tas labai gerai išvystytas verslas. 9 vaško lydyklos veikė to aikštėje Rotušės ir iš to miestas užsidirbo savo pakankamai pajamų pasistatyti naują Rotušę. Bet apie tai sužinota visiškai neseniai, apie tas vaško krosnis ir visą kitą čia, berods 73 metais. Taip, 1973 metais žymus archeologas Karolis Mekas, tyrinėdamas Rotušės aikštės grindinį ir kiek ten buvo iškasta vedant komunikacijas naujai restauruotai Rotušei, atrado tas krosnis ir nustatė, kad tai buvo vaško lydymo krosnis. Gana sistemingai jos buvo išdėstytos 2 eilėm, orientuojantis į Rotušės pagrindinį įėjimą. Ir taip jau nustatė, kad tos krosnis teko savo reikšmės, jos kliudė naujos Rotušės statybai ir prieš pat statant Rotušę jos buvo užgriautos. Ir štai, mums čia kaip tik tai galimybė dabar kauniečiam yra gera, po šio sekmadienio galima apžvelgtas krosnis. Langas į istoriją. Taip, jos atidengtos, galima vieną iš tų krosnių apžiūrėti gerai, puikiai, kaip įsilaikė beveik 500 metų senumo vaško lydymo krosnis. Tai čia kaip tik atspindi tą prekybinę vieną iš funkcijų, kaip pavyzdys, ar ne? Taip, pavyzdys mūsų tuometinio kauniečių verslo. Tai dabar grįžkime į 16 amžiaus pabaigą, 17 amžiaus pradžią, kaip toliau vystėsi, ta prasme, apskritai architektūrinė prasme, vis tiek pradžioje buvo gotika, po to renesanso bruožų įgijo. Kaip žinia, Rotušė turėjo daug tų rekonstrukcijų. Archeologai teikia ir būtent Rotušės paskutinysis restauratorius Žybartas Simonaitis, architektas, istorikas, teigia, kad tai buvo 4 rekonstrukcijos, buvo tokios stambios. Tai pirmoji rekonstrukcija, kaip minėjau, yra pačioje statybos pradžioj, kada, reiškia, statė ne visai pagal planą, jau statybos eigoje keitė tą planą ir šiek tiek vėliau, reiškia, pritrūkus lėšų, kol surado miestietį, kuris parėmė savo lėšumą ir bokštą pastatė. Kiek vėliau jau 16 amžiaus pabaigoje pastatė antrą aukštą. Na ir kiek vėliau jau Rotušė pateko į tos visus mūsų kauniečių labai garsius gaisrus, kada visas miestas degė, griuvo, arba antpolius carinės tos armijos ir buvo gerokai apgriauta. Tai buvo tada jau, reiškia, 3 rekonstrukcija, kurios metu yra reiškia, architektų atkurtas tas vaizdas, kad Rotušė buvo 1/3 trumpesnė negu dabar. Jūs turite, atsiprašau, omeny 1638 metais. Taip, 1638 metais Rotušė trumpesnė 1/3 ir pristatyta iš šiaurinės pusės, ten, kur dabar yra skliautų kaminaitė, nuo tos pusės pristatyta buvo pastatų ir prekybinių patalpų pakankamai daug. Net kiemas padarytas buvo prie Rotušės. O čia, kur dabar yra balkonas su kolonom iš pietinės pusės. Ten, kur visos poros išeina. Taip, kur poros išeina, tai čia buvo pastatytas, reiškia, toks visas pastatas per 2 aukštus. Tokio pločio kaip dabar tas balkonas, priestatas, rizalitas taip vadinamas. Ir ta Rotušė, žinoma, jos formos buvo visiškai pasikeitę pagal tuometinį stilių. Na ir 4 rekonstrukcija, tai buvo garsiausiai Jano Matekerio, jau reiškia, autorizuota rekonstrukcija, kada Rotušė gavo dabartinį pavydalą ir, kaip žinia, vadinama baltoji gulbė nuo to 1771 metų tos rekonstrukcijos. Tapo grakšti, veržli, bokštas, smailėjantis, kylantis, šaunantis į viršų, toks lengvas, grakštus.
Tai čia 4 rekonstrukcija buvo. Tai čia taip prie karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio, politos, taip sakant, jau. Tada ir vėtrungė atsirado, beje, vėtrungė atkartota restauratorių tokia, kokia buvo 1771 metais. Na, o kaip jau minėjau, paskutiniam šimtmetį, 1973, buvo sovietmečiu pritaikyta Santuokų rūmams ir rekonstruota vidaus patalpos, kai kurios yra perplanuotos, šiek tiek pakeistos. Ir tas funkcijas vykdo ir dabar, bet jau jinai sugrįžo joje. Ir tas, kas priklauso, tai yra miesto, Rotušės reprezentacija, tai reprezentacinės funkcijos, tai svečių prieimimai, sutarčių pasirašymai, garbės piliečių pagerbimai, merų inauguracijos ir taip toliau. O tiesa, beje, grįžtant į Lietuvą, kai jinai buvo Rusijos imperijos sudėtyje, tai buvo tarsi ir praradus savo reikšmę, svarbą, toks buvo vos ne linis namas, ta prasme, vienu momentu čia. Taip, čia okupacijos metais iš jos, ką norėjo, tą darė. Iš Rotušės. Žinoma, buvo ir paversta rusų cerkvė, netgi paversta. Buvo ir rusų teatrų. Čia Muravjovo Kuriko. Taip, laikais. Ir miesto klubas, ir netgi ugnegesių reikmė naudojamas bokštas. Aš jau nekalbu apie artilerijos šaudmenų sandėlys buvo įtaisytas. Na gerai, išgelbėjau, kad sugalvojo kažkada tai caras vykti per Lietuvą ir apsistot Kaune. Tai tokiu atveju buvo garsus architektas Karolis Počečinskis atkomandiruotas specialiai, kad paruošti carą apsigyventą į Rotušę. Kaip reprezentacinę vietą. Tai mes turim šitą puikią gražią salę, tai iškelim kaip tik tai iš to laikotarpio išlikusią gipsatūrą, tokia turtinga dekorą, baltoji salė, taip. Tai patalpos buvo pritaikytos pakeleiviniai caro rezidencijai. Reiškia, nuo caro laikų liko tai, kur tokėsi dabar poros, tai būtent... Taip, ta gipsatūra, tas turtingas, gražus dekoras labų, likęs nuo tų laikų. Ir jau 19 amžiaus pabaigoje Rotušė atgavo tikrasias miesto savivaldybės funkcijas, magistrato funkcijas. Na, kaip žinia, iki Antrojo pasaulinio karo Rotušėj buvo savivaldybė ir tuo metu, reiškia, ten posėdžiavo miesto burmistras. Dabar merai, o tuo metu dar burmistrai buvo. Burmistrais. Tai praktiškai iki 1944 metų. Taip. Tiksliau, kai uždarė tą teatrą Muravjovo Kuriko sukurtą 1869 iki 44-20 amžiaus, grynai buvo savivaldybė. Savivaldybė buvo, taip. O tiesa, beje, kaip su jos plotu, tarkim, dabar yra tam tikrą plotą erdvę užima, kaip, ar kito laiko tėkmėj, nes atrodo, kaip gali viskas tilpti ten ir valdžia, ir priekyba, ir kalėjimas, ir taip toliau ir panašiai. Kaip ta kvadratūra. Tuo metu, kada statė Kaunas, nebuvo tiek daug gyventojų ir ilgą laiką Kaunas buvo, gyventojų skaičių negalėjo pasigirti. Jo labiau, kad dar gyveno įvairių tautybių gyventojai Kaune. Ir lietuvių procentas buvo nedidžiausias, tikrai nedidžiausias. Taigi, tom funkcijom miesto vykdyti pilnai pakako nedaug tos tarybos narių, burmistro, solininkų teismas, kuris ten buvo gan įdomus. Solininkų teismas, tai taip kaip dabar, reiškia, užsienio šalyse yra tarėjų teismas. Tai solininkų teismo salė dabartinė ta. Apačioje Rusys kalėjimui tokia. Neaukšta patalpa tokia ir grandinėm prie sienų prirakinti. O kur jau labiau nusikaltę virš jos buvo patalpa. Tik tai galėjo žmogus susilenkęs būti visiškai. Tai ten jau didesnė bausmė buvo. Tai patalpo irgi saugodavo kalinius. O tiesa, beje, o dabar kur ta vieta yra? Iš tų patalpų. Viskas išlikę. Taip. Viskas išlikę, taip galima apžvelgti. Tai pragmatiškai, nes čia pat ir miesto valdžios nutarimai ir sprendimai, čia pat ir teismas, čia pat ir nuobaudos ir viskas sutelkta vienam pastate. Nebuvo siuntinėjimų biurokratinių daug kur. Netgi iš teismo salės
ir dabar išlikęs sienoje tokie laiptukai veda tiesiai į Rūsį kalėjimą. Tai tokia centralizacija. Taip, taip, taip. Viskas į vieną vietą sukoncentruota mieste. Taip, taip. Kada buvo lordas Minuginas, garsus dirigentas, čia apėjęs ir pamatęs tą reiškia, patalpų tokį paskirtį įdomią, jis nusistebėjo, kaip tai, sako, buvo čia išradinga, kad taip dabar būtų, kad būtų valdžia ir kalėjimas šalia. Tai tada, sako, labai gerai, sako, dirbtų valdžia. Va. Kokiu nors galbūt tokių faktų atskleistumėt, galbūt visuomenė nežinomų iš Rotušės istorijos? Na kągi, ten faktai visų pirma turbūt daugiau statybinių konstrukcijų, architektūrinių tokių detalių prasme įdomus yra, tai yra išlikę senieji tualetai, 300 metų senumo sienoje įmūryti. Tie tualetai iš jų išvestos angos veda, reiškia, į lauką. Tai, kad Rotušės sienos yra pakankamai storos ir vasarą nespėja įkaisti, dabar Rotušė tai vėsu, o žiemą nespėja atšaltas, žiemą pakankamai. Na, varpai, reiškia, yra didžiulis varpas bokšte. Tas varpas yra prijungtas prie laikrodžio ir laikrodžis, reiškia, kiekvieną valandą, tą atitinkamą, reiškia, muša tą valandų skaičių. Pakankamai gerai girdis ir tiksliai dabar jis sutvarkytas. Dabar, tiesą sakant, dalis elektroninė yra, kuri labai tiksliai laiką matuoja ir duoda ženklą mušt, o varpas didelis varpas labai tam bokšte yra pakankamai gerai girdisi. O tiesa beje, kada tas laikrodis atsirado? Laikrodis atsiradęs yra Jano Matekerio laikais, kada rekonstravo jau, reiškia, paskutiniam tokiam vaizdu, kaip dabar atrodo Rotušė, tada atsirado laikrodis, bet aišku buvo mechaninis laikrodis su svarščiais, su pakelimais, su grandinėm įvairiom taip toliau. Na, o dabar jau čia maždaug 1906 metais dabartinis laikrodis buvo įtaisytas. Tik tai ta jau mechanika, reiškia, pakeista dabar pastaruoju metu padaryta, reiškia, elektroninis laikrodis. Na, Rotušė, malonu, kad ją visi myli, gerbė ir vadina baltąją gulbę, ypač domisi ją užsieniečiai. Kurį laiką ateidavo į Rotušę, klausdavo, kas čia per rūmai, kas čia cerkvė, kas čia bažnyčia, niekas nežinojo. Nu, užrašyta buvo Santuokų rūmai anksčiau. Dabar jau mes tą pavadinimą užrašėm Kauno Rotušė, kad žinotų jos paskirtį. Ir kaip žinia, šalia Rotušės dabar atidengėm dar tą vaško lydimo krosnį. Tai jau atsiranda kitas apžvalgos toks objektas, kuris papildo pačią Rotušės istoriją, tos Rotušės aikštės aplinką. Nes Rotušės aikštė yra viena iš didžiausių aikščių Lietuvoje, kuri buvo naudojama, aišku, prekybai, buvo kaip turgaus aikštė. Tai tokio dydžio aikštė, 2,5 hektaro, rodė, kad buvo labai prekyba didelė Kaune vyko. Tiesa, beje, dėl prekybos, kokia ten istorija tarp Kauno ir Vilniaus pirklių, kad ten jau tada ta tokia tarsi priešprieša buvo, kaip ten tas kitam bandė trukdyti. Taip, kur prekyba, ten ir, kaip sako, rinka. Ir visokiais būdais stengiasi, kaip kas gudriau išradingiau, prekiautai kauniečiai, žinoma, galbūt ne visai leistom priemonė, bet ir vilniečiai tą patį darė. Tai užtverdavo nerį grandinėmis, kad laivais neplauktų čia pardavinėti savo prekius vilniečiams iš Vilniaus pirkliai. Ir šiek tiek galbūt stabdė. Vytautas Didysis buvo suteikęs privilegiją vokiečių pirkliams didelę. Ir ten veikė Hanzos kontora. Ilgą laiką vokiečiai turėjo tam tikras teises, bet vėliau vietiniai pirkliai jos nugalėjo. Ta Hanzos kontora įstūmė. Patys ėmėsi tą monopolį, reiškia, prekiauti ir didmeninę prekybą vystyti vietiniai pirkliai.
Taip kad gabus buvo tie kauniečiai per visą istoriją. Tai visgi vaškas kaip vos nepagrindinis, kaip sakyt... Nu, vaškas, kailiai, ypatingai kailiai, reiškia gintaras. Bet pagrindinė tai buvo vaško prekyba, davė didžiulis pelnas. Įsivaizduokit, 9 krosnys, vienas lydimas tas katilas, tai 15 kg tas vaško akmuo, kurį kiek ten lydyti reikia, tik pašildai ir iš kartas vaškas tirpsta ir susiformuoja. Ir tos, reiškia, lydyklos dirbo be pertraukos įtemptai ir vežė ir viską pirko ir tam tikrus mokesčius, reiškia, iš to gavo miestas. Tai buvo tam tikra amatininkų tokia, gan, sakyčiau, veikli pramonė tokia vietinė. Na ir rezultatas toks, reiškia, miestas vystėsi, statėsi pastatai, uostas buvo labai veiklus. Kaip gaila dabar, kad mes neturim Kaune uosto. Paradoksas, kad 1600 metais Makovskio graviūrai atvaizduotas Kaunas, seniausias paveikslas, rodo daugybę laivų Kaune prie Nemone, šalia tos senosios prieplaukos. Pilna laivų ir visi tie laivai, ne tik taip, aš neįsivaizduoju, ten pramokom buvo tie laivai, pagrindinė prekybai buvo matyti. O dabar pas mus net prieplaukos nebeliko senosios. O pati, kaip sakyt, Rotušės aikštė, kokia raida, nes vis tiek kaip centras tai pati Rotušė, o aplinkui kaip formavosi? Na, Rotušė, natūralu, kad formavosi sankryžoje prekybinių kelių. Prekybinių kelių sankryžoje formavosi ir toj pat Rotušėje vyko ir atitinkami, reiškia, ne pačiam pastate, bet aikštėje, kaip Turgaus aikštėje, vyko ir visi pagrindiniai, reiškia, įvykiai ir, tarkim, Gėdos stulpas stovėjo. Jį dabar atrado tas pats Karolis Mekas, atradęs yra tą Gėdos stulpo pamatą. Dar ir laukia, reiškia, kažkada tai atstatymas to Gėdos stulpo. Tai ta prasme prie pat Rotušės buvo? Taip, jis yra taip ašyje tarp Rotušės ir link Vytauto bažnyčios, tai krypty per vidurį aikštės yra. Taip atrastas, reiškia, būtent Gėdos stulpo pamatas. Galvojam apie tą stulpo atstatymą. Tik tai reikia, žinomas, rėmėjus sunku suras bus. Nes rėmėjas paprastai nori, kad jo pavardė būtų įrašyta. Tai kaip tenais jis įrašys Gėdos stulpe iš karto. Bet tokia įdomi architektūrinė detalė, miesto savastis, tokia kaip Gėdos stulpas, turėtų būti atstatyti įdomus dalykas. O tiesa, beje, dabar ten, kur alaus, lauko, kaip vadinti, kavinė ar baras, kas buvo anksčiau berods ten ir sukilėliai buvo Taip, jie buvo atvežami, ten skaitomas jiem nuosprendis. Būtent toj vietoje. Toj vietoje, taip, vežime jie buvo tenais visiems parodomi ir iš ten veždavo jau į egzekucijos vietą. Tai būtent toj vietoje, reiškia, daugelis nukentėjo, ypač kada buvo, žinoma, okupacija. Caro laikais ten daug nukentėjo žmonių. Bet visgi per visus gaisrus, per karus, kaip, tarkim, nedaug turbūt nukentėjo kaip pastatas. Kaip pastatas nedaug, kadangi aš nežinau, kokie motyvai, reiškia, tos okupantus ar priešininkus, ar, reiškia, vertė nešaudyti, nedaužytos Rotušės. Gal tikrai jos tas grožis, kaip sakant, apsaugojo nuo barbariško tokio sunaikinimo. Įskyrus gaisrų tai buvo, kentėjo nuo gaisrų, labai miestas kentėjo. Galbūt iš tikrųjų meilė grožį, nes kaip Napoleonas norėjo Unos bažnyčią ant delnus nešti, turbūt čia turėjo kažkokią įtaką. Turėjo kažkokią įtaką, ta Rotušė, kad jinai išsisaugo. Visai sugriauta tikrai nebuvo, buvo tik tai apgriuvusi, kurio metu, kada, reiškia, nuo karų apgriuvus, galbūt niekad neturėjo jokių miestas galimybę atstatyti kurį laiką, bet po rekonstrukcinė, kaip Feniksas pakildavo iš pelenų ir skrenda ir dabar. Galima pasakyti drąsiai, kad būtent susiformavo visų stilių vairovė. Gotika, renesansas, barokas, klasicizmas, viskas vienoje vietoje. Viskas sukaupta vienoje vietoje, kadangi, kaip sakant, kiekvienas amžius savo davė ir kiekvieni meistrai savo davė tam tikrą. Ir labai gerai, kad buvusių kokių tai gerų atradimų, reiškia, architektūrinių sprendimų nenaikino, o išsaugojo. Lipdėsi sluoksnį, nes prie kito. Ir rezultatas neblogas dabar, kaip žvelgia, tai reiškia, toks vizualiai labai lengva, neįtikėtinai atrodo lengva, nes bokštas grakštus, stogos, reiškia, gana aukštas, jinai turi tokia, reiškia, nesunkaus pastato formo, lengvo pastato, nors yra iš tikrųjų didelis pastatas.
Nu ir aplinkui labai, ta aplinka visas perimetras aikštės irgi formavosi atitinkamai. Netgi, reiškia, rekonstruojant, nustatyta, kad tie pastatai, kurie yra Rotušės perimetre, čia kur yra paštas, kur yra gildija buvusi anksčiau, šitie pastatai stovėjo, reiškia, galų į aikštę, o ne, reiškia, o dabar stogai tai yra šonais į aikštę rekonstruoti. Iš tikrųjų tai buvo galai, tai buvo trikampiai, reiškia, stogų frontonai sukti į aikštę. Ir net buvo 3 aukštai, ne 2. Tik žinoma paskui savininkai, kad tie, kurie įsigijo, jie matyt norėjo mokesčius mažesnius mokėti ir sujungė tos pastatus, reiškia, stogais tokiais, kokie dabar yra. Kada prasidėjo išsamus archeologiniai, istoriniai tyrinėjimai, būtent Rotušės kaip objekto? O jau jinai buvo tyrinėta daug. Profesorius Volteris būtent tarpukario Lietuvos nepriklausomus laikais daug tyrinėjo aplinką. Netgi, kaip žinia, turbūt tokių ir populiarių dalykų, kaip ieškojo tų tunelių, kurie po Rotušė yra, kurie jungia į Rotušę ir pilį, ir katedrą, ir ieškojo, ir buvo nemažai tyrinėta Rotušė. Tai vat žinomi tokie, reiškia, jo yra tyrinėjimai profesorius Volterio 1336 metais. Na ir paskutiniai tyrinėjimai buvo bent labai jau įsamus, bet daugiau pastato pačio. Tai yra, kad architektas Žybartas Simonaitis pakankamai gerai ištyręs Rotušę, kaip sako, iščiupinėjęs kiekvieną plytą, kiekvieną kertelę, jisai turbūt priėmė patį optimaliausią sprendimą tuo metu, kad pritaikyti rūmus santokoms. Kaip matote, tas savastis iki šiol yra, nėra kaip atitraukti, kad Rotušė kažkokią kitą funkciją. Tačiau palaipsniui mes suderinam viską. Ir muziejinė funkcinė, ir reprezentacinė tokia administracinė funkcija, ir santokų, reiškia, rūmų paskirtį. Dera tai Rotušė. Viskas susiję, ta prasme, tarkim, keramikos muziejus irgi funkcionuoja. Taip, gerai funkcionuoja keramikos muziejus. Žinoma, mes pageidavom, kad keramikos muziejus daugiau turėtų tokią muziejinę funkciją, tai istorinė keramika eksponuotų, jis dabar naudojamas daugiau parodiniai keramikai, bet palaipsniui jau yra viena salė, kur yra, reiškia, senoji Kauno keramika, pastoviai ekspozicija yra ir visi gali aplankyti, pamatyti senąją Kauno keramiką. Turbūt galėtume daug dar kalbėti apie mums mielą širdžiai pastatą, bet laikas bėga ir laidą reikia baigti. Dėkojame ponui Kęstučiui Ignatavičiui ir iki pasimatymo, gerbimi televizijos žiūrovai. Viso gero. Viso gero.